Mano rankose Sabinos Weiss knyga apie Madame Tussaud, vadinasi Vaško meistrė. Kas buvo ši moteris, istorijoje žinoma kaip Madame Tussaud? Romane Sabina Weiss pasakoja apie jaudinantį moters likimą. Dar visai maža mergaitė Marija, Budelio duktė, atkeliauja į Paryžių. Prancūzijos revoliucijos metu ji turi kovoti dėl išgyvenimo. Paryžiuje patiria ir tikrąją meilę. Persikėlusi į Angliją galiausiai tampa legenda. Atidaro savo vaškinių figūrų muziejų Londone. Paskutinė figūra, kurią sukūrė, buvo jos pačios. Dabar ji ir stovi tame muziejuje. Įleidusi tarnaitė, įvedė Mariją į erdvų kambarį ir paprašė tyliai pasėdėti ant kėdės šalia durų ir palaukti. Marija apsižvalgė aplink patalpą, kurioje buvo susikaupusi vėlyvos vasaros tvankuma. Čia galėjai justi sausų stogo sijų kvapą ir pakalnučių kvepalų aromatą. Pastogės kambario viduryje sėdėjo keletas jaunų mergaičių, kurios priešai save turėjo pasidėjusios piešimo lapus. Viena maždaug 20 metų moteris stovėjo už vienos mergaitės nugaros, žvelgė jai per petį ir tyliai davė nurodymus. Ji buvo liekna ir grakščiai judėjo. Jos plaukai buvo surišti, drabužiai skoningi, ant pečių ji turėjo užsimetusi skarelę. Tai buvo Elžbieta Vigė. Tuo tarpu, kai Marija jos laukė, ėmė mąstyti apie tai, ką ji apie Elžbietą Vigė žinojo. Praėjusiais metais Elžbieta Vigė pati tapo Šventojo Luko akademijos nare, kuri priešingai nei Karališkoje akademija priėmė studijuoti ir studentes moteris. Tik šitas forumas moterims suteikė galimybę tapti garsiomis dailininkėmis. Netrukus jos vardas taps žinomas kiekvienam, kuris bent truputį išmano apie tapybą. Mariją žavėjo tos moters sėkmė. Ji suteikė jai ryžto eiti savojų keliu ir neleisti, kad būtų slopinamas jos noras mokytis ir dirbti, ir visai nesvarbu, ką jos motina, Ana, sakytų. Jūsų sumanimai labai geri, pasakė Elžbieta Vigė savo mokinėms, tačiau jūs turėtumėte žinoti esminius portretinės tapybos principus. Marija ėmė klausytis, galiausiai juk ji ir dirbo su portretais. Visų pirma, jūs turėtumėte būti pasirengusios seansui jau prieš pusvalandį. Stenkitės nebepriimti daugiau jokių lankytojų, kaip ir modeliui nederėtų atsivesti jokios draugijos, nes kiekvienas ims reikšti savo nuomonę ir viską sugadins. Jie atsistojo ir paprašė vienos mergaitės, kad ši atsisėstų ant kėdės prie sienos ir parodė kitoms sekti ją iš paskos. Mergaitėms sekant ją įkandin ėmė šiukšdėti popierius ir drabužiai. Išrinkta mergaitė sutrikusi sukinėjosi ant kėdės ir laikė sudėjusi rankas ant kelių. Jūs turite kaip įmanoma toliau atsistoti nuo modelio, nes daug ką lemia pirmas įspūdis. Mūsų modelis jaučiasi šiek tiek nesmagiai. Ji patylėjo, nes mergaitės ėmė kikenti. Ir vis dėlto pirmas įspūdis yra labai svarbus. Ką jaučia modelis? Ar jis turi kokių nors jam būdingų įpročių? Galiausiai netgi galima atpažinti, ką nors iš gatvėje. Galiausiai netgi įmanoma atpažinti, ką nors gatvėje, nepamačius jo veido, tęsė jį toliau. Iš pradžių labai padeda neįsipareigojantis pasiplėpėjimas. Modelis turi jaustis laisvai. Damoms reikia pataikauti. Pagirti jų drabužius arba šukuoseną. Jie atsiskyrė nuo mergaičių grupės ir apėjo aplink modelį. Tuo tarpu ši timptelėjo savo už suknelės. Modelį reikėtų pasisodinti šiek tiek aukščiau, nei sėdėsite pačios. Modelio laikysena turi būti jam ne tik maloni, bet ir atitikti jo amžių bei jo esybę. Ar viską įsidėmėjot? Kitą kartą mes išbandysime šiuos principus praktiškai, o dabar eikit. Mergaitė šnipždėdama susirinko savo daiktus ir praėjo pro sėdinčią Mariją. Nors jos buvo keleriais metais jaunesnės už Mariją, tačiau ji jautėsi pažengusi keliais žingsniais į priekį toliau nei jos. Ji dirbo, atliko jos dėdės pavestas užduotis, perėmė atsakomybę. Menas jai buvo ne tik laisvo laiko leidimas. Valanda jau praėjo, daugiau pamokų nebus, jūs taip pat galite eiti, Elžbieta Vigė pasakė Marijai. Mane siunčia daktaras Kurtiusas, kad paimčiau keletą paveikslų į jo Vaško saloną. Į Vaško saloną? Ar jūs iš tiesų manote, kad tokia dailininkė kaip aš eksponuos savo paveikslus vaškinėme salone? Pasakė Elžbieta Vigė. Tokio pasipūtėliškumo Marija nesitikėjo. Ji supyko, bet sukando dantis.